Sidabrinės karūnos ant vorų ir šakų. Ramuma ir širdis užniūniuoja melodiją gruodžio. Tegul jūsų namuos būna šilta jauku. Tegul Kristaus ramybė jūs gydo ir guodžia. Tegul duona pakryps atlaidumo medum ajerais. Su Dievu patikėkite, viskas bus jums gerai. Tegul duona pakryps atlaidumo medum ajerais. Su Dievu patikėkite, viskas bus jums gerai. Dėkingumo tebūna pilnos širdys kasdien. Viešpačiui tenesilpsta tikėjimo jėgos sunkumuos. Kristaus meilė tevaldo mūsų širdis išliek. Tegul akys vis žvelgia į dangiškus rūmus. Rytą vakarą jam tegul kyla maldų smilkalai. Su Dievu patikėkite, viskas bus mums gerai. Rytą vakarą jam tegul kyla maldų smilkalai. Su Dievu patikėkite, viskas bus mums gerai. Sidabrinės karūnos ant vorų ir šakų. Ramuma ir širdis užniūniuoja melodiją gruodžio. Tegul jūsų namuos būna šilta jauku. Tegul Kristaus ramybė jūs gydo ir guodžia. Tegul duona pakryps atlaidumo medum ajerais. Su Dievu patikėkite, viskas bus jums gerai. Tegul duona pakryps atlaidumo medum ajerais. Su Dievu patikėkite, viskas bus jums gerai. Garbė. Romualda ir Laimutė, noriu jums palinkėti, kad toliau jūs tarnautumėte žmonių palaimai, garsindami Dievo darbus, Dievo meilę, kad Dievas kiekvieną myli ir tai nepristinga jums sveikatos, kūrybiškumo. Tai va, tai ir tikimės, kad ne paskutinį kartą čia, gal kažkada vėl jos atvažiuos. O dabar prieš tai, kai pasirodės dar su kūriniu mūsų jaunos panelės, tai norėčiau papasakoti tokią istoriją irgi apie vieną senjorą. Jis irgi sulaukė labai daug metų, bet jisai gyveno tokioje šalyje, kur nebuvo senelių namų. Tai buvo laikai, kada nebuvo įmanoma net pagalvoti, kad tėvai, senoliai turėtų būti kažkur globos namuose. Kiekviena šeima, kiekvienas sūnus, duktė pati prižiūrėdavo iki pat mirties savo tėvus. Tai buvo tokie laikai. Tais laikais senoliai negaudavo pensijų. Jie neturėdavo pinigėlių. Tais laikais nebūdavo tokių sodrų,
išmokų ir tai buvo prieš 2000 metų Izraelyje. Dievas mokė savo žmonės, tėvus, gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumė žemėje, pasirūpink jais. Juk jie tave išaugino mažą, jie tave išmokė, maitino, rengė, kai paseno, dabar atėjo tau metas pasirūpinti jais. Taigi Simeonas, tas senjoras, apie kurį aš jums pasakoju, jisai turėjo gražią vaikystę, gražią jaunystę ir brandą, dirbo sunkiai, bet jis visą gyvenimą troško vieno dalyko. Ir senatvėje jis troško, turėjo svajonę. Klausimas, ar senjorai turi svajonę? Ar turite kokią nors svajonę? O gal tik kai jauni buvote, tik svajojote? Bet Simeonas turėjo svajonę. Ir Dievas jam į širdį pasakė, išpildysiu tau prieš mirtį tavo svajonę. Į tavo rankas pateks tas, dėl kurio tu meldėsi, Mesijas, kurio tu labai laukiai. Ir tu nemirsi tol, kol rankose tu neturėsi gelbėtojo pasaulio išganytojo. Taigi tuo metu į Jeruzalę atėjo Marija su Juozapu, nešanti ant rankų 40 dienų kūdikį, kuris pagal Mozės įstatymą turėjo būti pašvestas viešpačiui. Tam reikėjo paaukoti avinėlį ir balandį. Avinėlis deginamai aukai ir balandis kaip aukai. Paaukoti, kad būtų pašvestas, nes pašvestas Dievui, kad jis augtų Dievo palaimoje, kad jis augtų Dievo išmintimi ir malonė, kad Dievas laimintų šeimą. Bet problema, kad jie neturėjo pinigų nusipirkti avinėliui. Ir Dievas buvo pasakęs per Mozę senais laikais, kas neturi pinigėlių įsigyti avinėlį, tai pakaks vieto avinėlio balandėlį. Tai tokiu būdu jie 2 balandėlius paaukojo, nes jie buvo vargingi. Negalvokime, kad Jėzus gyveno kaip inkstas taukuose. Negalvokime, kad jam nieko netrūko. Jis buvo darbštus, jo tėvas Juozapas buvo darbštus, bet jie nebuvo turtingi. Todėl jis supranta, kas yra vargingas gyvenimas. Jie atnešė Jėzų į Jeruzalę. Kasgi nutiko? Ir aš pagalvojau, jeigu Dievas tai pasakė, pašvęskite savo vaikus man, kad jie išaugtų dori. Kaip atrodytų šiandien pasaulis, jeigu kiekvieni tėvai savo vaikus pašvęstų Dievui ir sakytų, Dieve, mes meldžiame, prašome, kad tu tą vaiką mano išaugintum dorą, mylinti, rūpestingą, sąžiningą, šviesų žmogų, tikinti visą širdimi ir mylinti tave. Kaip atrodytų šiandien pasaulis, jeigu to laikytųsi visas pasaulis? Karų nebūtų, nebūtų skyrybų, nebūtų nesantaikos, nebūtų skausmo ir sielvarto šeimoje, nebūtų, kad vaikai bėgtų iš namų, nebūtų tai, kad jie naudotų kvaišalus tam, kad galėtų užpildyti tą tuštumą, kuri buvo paruošta Dievo meilei ir tėvų šilumai. Štai kodėl Dievas norėjo, kad jūs neštumėte savo vaikus pas jį, kad jis juos palaimintų. Taigi, kas nutiko? Jie susitiko tą senjorą Simeoną. Štai aš paskaitysiu tekstą. Kas nutiko toliau? Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsės, kol nepamatysės viešpatės Mesijo. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas. Mėlieji, neaiški Simeono profesija. Niekas nežino, kas jis toks buvo. Ar jisai dailydė buvo, ar jis dvasininkas buvo, ar žemdirbys. Niekas nežinoma apie jį. Nežinoma apie jo tėvus, apie jo protėvius, ar jis turėjo vaikų. Nieko nežinoma yra. Tik tais vardas. Ir tai yra todėl, kad jūs įdėtumėte tą vardą į jo gyvenimą. Ir Dievas ir jums išpildys tą pažadą. Ir čia pasakyta, kad
Simeonas jį paėmė į rankas, kūdikėlį Jėzų. Originalo kalboje žodis paėmė turėtų skambėti iš hebrajų kalbos gavo į rankas, o ne paėmė. Netėjo jisai paimti kūdikėlio Jėzų iš tėvų. Ne, jam atnešė, jisai gavo į rankas. Taip, gavo į rankas. Jis gavo Dievo pažadą į rankas. Štai, Simeonai, Dievas tarė jo širdį. Štai, išpildžiau už tavo svajonę. O kodėl Dievas išpildo jo svajonę? Todėl, kad pasakyta, jis buvo teisus ir Dievo baimingas vyras. Žmogus sako, aš noriu gyventi amžinai ir užsigeria 3-9. Ir gyvena palaidai ir sako, ei, Dievas mane pasigailės. Aš nevagiu, bet mėgstu išgerti, mėgstu pauliavoti, aš Dievo žodžio neskaitau. Žinote, ar Dievas išlaikys jam pažadą, kad tu būsi išgelbėtas? Juk čia pasakyta, Dievas pažadą išlaiko tiems, kurie jį tiki, Dievo baimingi, yra teisūs ir dori. Juk pažiūrėkite savo vaikams, kurie yra geri. Ar jūs ką nors šikštėtumėte jiems? Jūs viską atiduotumėte. Viską. Bet kai tu matai, kad tavo vaikas, jisai vagia iš namų, muša jūs aišku mylėsit savo vaiką. Bet jeigu jis išeitų iš jūsų namų, ką žino, ar jūs norėtumėte, kad jis sugrįžtų, bet jūs mylėtumėte jį. Ir turite kitą savo vaiką, kuris dėl jūsų galvą guldo, juk jau pasiruošė jam viską atiduoti. Ir gyventi su juo senatvėje, jūs jaustumėte saugus su juo. Štai kodėl Dievas ir sako, ir aš savo pažadą išpildysiu dėl tavęs, nes tu savo širdį mane dedi, tu pasitiki manimi. Štai, mėlyjeji. Toliau skaitau. Simeonas gavo į rankas šitą mesiją kūdikėlį, šlovino Dievą ir sakė, dabar gali valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarno iškeliauti. Mėlyjeji, aš norėčiau, kad jūs suprastumėte vieną dalyką. Jo gyvenimas buvo puikus, jam nieko netrūko. Jo stalas buvo nukrautas maistu. Jis žinojo, kad jo vaikai jo pasirūpins. Nėra geresnio gyvenimo, apie ką pasvajoti. Bet jis visą tą gyvenimą nelaikė svarbiausiu. Jis laikė svarbiausiu svajonę išvysti pasaulio gelbėtoją. Ir tai jam buvo svarbiau už viską, už vaikų šilumą, už maisto perteklių, už šiltus namus, už anūkų gausą. Jam svarbiausia buvo laikyti pasaulio gelbėtoją, nes jis žino, jeigu pasaulio gelbėtojo nebus ir jis neteis, tai visas tas gėris, kas yra šiame pasaulyje, tik laikinas, iki tol, kol jis numirs. O jis norėjo tęsti gyventi su savo šeimam žinai. Ir jis galvojo, aš noriu pamatyti tą gelbėtoją, kuris visą tai padarys. Ir jis pamatė tą gelbėtoją. Štai kodėl jis dėkoja Dievui už tai. Taigi, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, sako Simeonas Dievui, kurį tu prirengi visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Toliau, brangieji, pasakyta. Kūdikio tėvas ir motina Marija ir Juozapas stebėjosi tuo, kas buvo apie Jėzų kalbama. Simeonas palaimino juos. Išdėjo rankas ir palaimino. Aš suprantu, ką reiškia jums auginti Jėzų. Aš suprantu, kad jūs esat netobuli. Aš suprantu, kad jūs nedangiškos būtybės, nei Marija, nei Juozapas. O Jėzus yra Dievo sūnus. Ir kokia atsakomybė jį išauginti tokį, kad jis atspindėtų Dievą. Kokia atsakomybė išlaikyti jį ir apsaugoti, nes jį troško jį nužudyti. Ir todėl uždėjo rankas ir palaimino, laimina Dievas jūs už tokią didelę atsakomybę. Brangieji, toliau pasakyta. Ir tarė motinai Marijai Simeonas. Šitas senukas nusprendė pasakyti kai ką motinai. Ir kai jisai pasakė tą frazę, motina širdį tiesiog užėmė toksai skausmas. Jis pasakė, šitas kūdikis skirtas daugelio Izraelyje nupolimui, bet ir atsikelimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir Marija
Marija, tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugeliu širdžių mintis. Brangieji, Jėzaus vardas atneš sumaištį tautose, atneš sumaištį bendrijose, šeimose. Kiek yra šeimų išsiskyrusių todėl, kad žmonės nenori gyventi ten, kur yra Jėzus. Aš esu pats matęs, kai šeimoje vyrai meta Dievo žodį krosnis ir skiriasi su savo žmonomis ir sako, tu man per gera esi, tu per šventa esi. Man tai nepatinka, nes jeigu aš eisiu tuo keliu, aš būsiu kitoks, o aš kitoks nenoriu būti. Taigi vieni krenta, bet kiti kyla. Brangieji, kiek daug užtat žmonių bus paliesti gerumu ir tarnavimu. Šeimose, kur buvo smurtas, liovėsi smurtas, kai Jėzus atėjo tą šeimą. Kur buvo chaosas, dabar vienybė. Ir Simeonas visą tai numatė ir pasakė, Marija, pervers tavo širdį kalavijas, tavo sūnus bus nukryžiuotas. Tavo sūnus mirs, bet tik todėl, kad ledinės žmonių širdis dužtų ir kad jos būtų atviros priimti Jėzaus meilę. Štai, mielieji, ar jūs priimsite Jėzaus meilę? Aš norėčiau, kad jūs susitaikytumėte su Dievu, susitaikytumėte su Jėzumi. Ir kai ateis paskutinės valandos, žinotumėte ir pasakytumėte tokius žodžius, žinau, ko įtikėjau. Jis manęs laukia, tai mano Dievas, mano gelbėtojas, tai yra Jėzus, kurį laikė Simeonas, senjoras, mano bendramžis. Taigi, tegul Jėzus būna jūsų širdyje. Štai kodėl mes atvažiavom, kad nors truputėlį pažintumėte jį, patirtumėte jį. Ir pagalvokite apie tai, ką šiandien girdėjote, klausydamėsi nuostabaus kūrinio, kurį atliks šitas nuostabus krikščionių jaunimas.